mažiau ryškų vyriausiai treneriai. Sugebi kalbėti lietuviškai, vis tiek su klaidų, bet tai gerai. Davidas Afonso, 35 Portugalas. Tikras, tyras pavyzdys, kad lietuviškai kalbėti visų pirma tiesiog reikia norėti. Atvykau, labai turėjau to noro išmokinti kalbą, todėl jau nuo mažens turėjau to iš mano tėvų. Ir rašydavau žodžius lietuviškai ranką su išvertimu. Ir tada eidavau į treniruotes ir bandau juos naudoti. Arba į parduotuvą pasirinkau eiti vienas į parduotuvą negu su kažko. Tada, dar būdamas 20 metų, Davidas aiškiai nusprendė. Čia nenori bendrauti kitomis kalbomis, net jei ir lietuvių kalba skamba gerokai per greitai. Paprašiau lėčiau, tada man rusiškai atsako, tada jau sakau lietuviškai, nepanimai rusiškai. Ir tada aš vengiu ir po to lėčiau lietuviškai ir aš po truputį supratau žodį. Ir yra sunku, portugalų kalba irgi yra sunku, kur savo gramatinių iššūkis. Lietuvių ir portugalų kalba turi šiek tiek tokių panašumų. Aš pasakysiu lietuviškai, jūs pasakykit portugališkai, gerai? 10 minučių. 10 minučių. Portugalas gerai. Ir tada sužinojau, kad čia po eina eilę metų. Čia tolimas. Beje, joks kitas dabartinis tos lygos treneris Lietuvoje nedirba taip ilgai kaip Afonso. Iš biudžetų mes būtume apatinę pusę, o iš norų mes norim būti top 5 ir kas nori būti top 5 nori būti Europą kovojant. Tai mes to stengsimės daryti. Tapdamas jau tam tikrų top lygos simbolių, Portugalas treneris įsibėgėjant šiam sezonui mato aiškias tendencijas. Malonios jos kauniečiams. Aišku, lyderis ir Pono Žalgiris ir pabėgo, galima taip sakyti. Sūnų Veržalskį paminėjo labai stiprus komandas irgi, gerai komplektuotas. Ir apačioje gal Rytas šiandien reikia rekordų. Sunku eina į varžybų, bet visus varžybus yra labai apelningus. Apart Pono Žalgirio, kur tikrai, kai yra gera diena, yra sunku. Kol top lygoje rinktinių pertrauka, Davidas su mylimąja lietuve, sako, planuoja remontuoti būstą. Juokauja, kad gerokai sunkiau poroje nuspręsti plytelių spalvą, nei pripažinti pralaimėjimą aikštėje, kurių tikrai pasitaiko. Bet užnugarį čia didesnį dėmesį skirtumėm regionams. Valstybės paramos daugiabučių modernizavimui pakeitimus parengė aplinkos ministerija kartu su aplinkos projektų valdymo agentūra. Vienas esminių pokyčių paramą numatoma diferencijuoti pagal regioną. Įsivedame regioninio poreikio indeksą, kurį padarėme ir kuris yra skaičiuojamas pagal tam tikrą situaciją pačiame regione, taip bendrai paimant darbo arba nedarbo lygį, socialiai esamų ir nebučius namus, gyventojai galės pasirinkti kelias energetinio efektyvumo priemonės ir renovacija bus dalinė. Tai reiškia, kaip pavyzdys, bus galima pasikeisti langus ir susiremontuoti stogą, taipogi galima bus apsišildyti fasadą ir susitvarkyti šildymo mazgą. Dalinės renovacijos atveju daugiabučio namo buto savininkai turės pasirinkti ne mažiau kaip 2 energinio efektyvumo priemonės, o įgyvendinus dalinės renovacijos projektą turės būti pasiektas ne mažesnis kaip 15% metinis šilumos energijos vartojimo sumažėjimas. Nauja ir tai, jog numatytas didesnis paramos intensyvumas pažeidžiamoms gyventojų grupėms. Toliau tęsime savo misiją, jog kuo daugiau namų ūkių būtų nebepriklausomų nuo iškastinio kuro, taipogi labiausiai socialiniai remtini asmenys ir šeimos turės dar didesnį finansavimo intensyvumą. Kompensacijos už šildymą gaunantiems butų savininkams parama sieks nuo 50 iki 85% priklausomai nuo to, ar pasirinkta dalinė ar kompleksinė renovacija. Naują kvietimą planuojama skelbti spalio mėnesį. Tikimasi, kad šis kvietimas leis kompleksiškai atnaujinti 640 ir iš dalies renovuoti apie 2000. Persirito darbų savaitė į antrą pusę, tai smalsu pasižiūrėti ir kokios artimiausios dienos laukia mūsų ir koks savaitėlis prieš akį. Pradėkime nuo ketvirtadienio, kovo 26-osios, rytoj lis. Naktį gausiau pirmoje nakties pusėje ir daugiausia vakarinėse rajonuose. Rytą ir dieną didesnio lietaus sulauks pietiniai ir rytiniai šalies rajonai. Vėjas naktį pietų 7-12 metrų per sekundę, rytą ir dieną nepastovus 4-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus tarp 2-6 laipsnių šilumos. Vėsiausia bus vakariniuose šalies rajonuose ir pajūryje. Diena termometrai rodys tarp 6-10 laipsnių šilumos, tai pietiniame pakraštuke turėsime iki 11-13 laipsnių šilumos. O dabar detaliau